mažeikiai. O tu mane sekioji, kas čia yra. Tai ką, po mėnesio laiką vėl išsijudinau žygį po Žemaitiją. Mėnesio laiko, dar taip nėra buvę per daugiau nei 10 metų tokio ilgo tarpo. Bet čia tai buvom Lenkiją išvykę, tai orai nekokie, tai dar kas. Šiandien išsijudinau. Šlipom čia Duseikės, eisim pro Žvėrinčių į Triškius ir nuo Triškių iki Triškių Kryžkelės. Ten jau daug syk buvęs, tai viskas kaip ir aišku. Bet nesu buvęs tuose miškuose, kur Žvėrinčius yra. Taip žiūrėsim. Kodėl neišėjau, o dabar man šią savaitę atostogų, bet jau baigęs. Neišėjau anksčiau, ogi praeitą šeštadienį su sūnėnais išėjom futbolą paspardė. Tiek prisispardėm, prisilaksėm. Nu jau nebe jaunas bernužėlis, kad kojas 3 dienas skaudėjai. Tai jo ir apie žygius galvojau, bet neišėjo išeiti. Nu, šiandien kaip ir viskas turėtų būti gerai. Aišku, mėnesį nevaikščias, tai jausias, bet nieko tokio. Bevažiuojant traukiniu galvoju, jeigu kitą savaitę nelytų, tai prie jūros nuvažiuoti. Gal vasarą į pabaigą jau vada prie jūros, vasarą nebuvau. Tai būtų toksai variantas. Dar vakar bežiūrint į žemėlapius. Pratęsiu mintį bežiūrint į žemėlapius vakar per kompiuterį, tai tokį maršrutą irgi nesudėtinga. Pažiūrėjau, gal rugsėjį ir kada būtų galima atvažiuoti iki Raudėnų, išlipti ir galbūt su traukiniu kaip šiandien. Ankstyvas traukinys yra. Patogu, autobusai nelabai važiuoja anksti. Tai išlipus tenais, į miško keliukais, ten esu ėjęs. Nu kaip, esu praėjęs iš Raudėnų iki Papilės, bet dabar eičiau tais pačiais miškais, bet kitais keliais. Ir tais keliukais nueiti iki Kuršėnų. Atstumas apie 35 km. Nu, įdomu būtų praeiti tiesiog. Kaip ir jokių objektų ten nėra, bet aplankyti miškus visą laiką yra įdomu. O šiandien įdomu orai. Lietaus nerodo visiškai, bet apsiniaukia tai taip neaiškiai. Čia parašyta Keršė. Toks kaimas Žemaitija. Lietuviškai Keršiai. Dar nepriejau Žvėrinčiaus, o ką tik tais zuikių skirto kelią. Kažkoks ženklas. Iš senovės sakydavo. Apie vat karalius Mindaugas išjojo į medžioklę ir sako, jeigu pamatė, kad kiškį, tai reikia grįžti namo, nes kaip ir blogas ženklas, kad negalima medžioti kažkas taip. Nes kiškis lyg ir yra senovės lietuvių miškų ar žvėrių, deivės, medeinus, palydovas, kaip ir ženklas, įspėjimas.
Pusryčiai. Užkandam. Čia jokių nuorodų nėra prie to keliuko. Bet šiek tiek pasukus nuoroda yra, bet taip gali ir pralėkta nuoroda. Žvėrinčius už 4 km. O seniau tam Žvėrinčiai gyveno meškinas vardu Timofėjus. Bet dabar jau senokai jo turbūt nebėra. 4 ar daugiau metų, nežinau, kur iškeliavo. Ar jį išvežė, ar jis numirė. Bet kiek žinau, yra vilkai. Na ir dar šiek tiek žvėrelių. Čia ant tos nuorodos rašo, kad nemokamai lankymas, tai nelabai tikit. Nueisim pažiūrėsim. Nelabai aš turiu laiko tenais žiūrinėti, nebent greitai, jeigu užeičiau tai. Puškyčių. Šituose pavirvytės miškuose, tai netoli Tryskio, galės stovyklauti su kelių būriai. O konkrečiau tai Jonas Tanevičiaus slapyvardžiu Pisarskį būriais. Kadangi čia netoli turėjo 2 mūšius. Tai visai prie pat Tryskio ir kiek toliau Birbiliškės miške. Tai va. Avietės auga pakeliai. Nereikia mišką net bristi. Nu, paragaujam. O čia lazdynas, matau, auga prie kelio. Bet riešutų bus. O ir ten viršai matau yra. Prie to pačio keliuko Vilavietynas. Ties mažutės, bet yra. Nereikia niekur bristi. Padžiūsiu. Tokia koplytėlė čia miško sankryžėliai. O mum čia ar greit išeisim iš to miško. Taip neaukstas, ar tik nebus lietaus, nors jo nerodo. Kaip čia praeidama. Bimbo laikas puola. Gražus kapeliai laukų viduriai. Tik tie malūnai viską darko. O čia prie Dirmeikių kaimo. Buvo planas nuo šito vieškelio čia palei tos krūmus, čia griovys kažkoks ir ten kur medžiai tiesiai ten dvarelis yra.
kaip ir žmonės gyventi, ten Dirmeikių dvarelis. Ai, eisiu gal vieškeliais, kad ten lysi žmonėm į akis. Kaip ir paprastas mūrinukas, nedidelis. O jau ties tą vietą čia panašiai 15 km veikta. Dar ne visai, bet jau liek mažiau, apie 12 nueiti. Jei ne auksinės vasaros, ne mėlynos vilkos. Trysia. Ir lyt pradeda jau. Linuoja. Kaip čia taip sugalvoja linuoti. Dirmeikių kaime. Tryškiai. Čia pat. Tryškių dvaro sodyba, bet tai čia žmonės gyvena. O čia kažkoks tai dvaro irgi iš pastatų. O ten tvartas turbūt buvo. Toks įspūdingas. Iki Tryškių man buvo ateiti 20 km, tai kaip ir nesunkiai atėjau. Ir dar anksčiau laiko neplanavau. Bet dabar jau paskutiniai 7 km jau man kojas kaip ir pavargo. Pėdas kažko atmušo atrodo. Bet aišku naisiu, neskubant laiko jį. Ką čia reiškia, šitą vietą nelabai suprantu. Šoninių kelių nėra. Tiesiog taip solelė sugalvota. Prisėdavo po ąžuolu pailsėt, nes šiandien dar neįsilsėjau. Čia prie pat kelio Tryškiai. Dar liko nueit kokie 5 km. Čia tokių akmenų. Turim dar vieną keliautą. Kur tu čia varnėjai? Nori kartu keliaut gal? Matau stotelę ir jeigu čia bus suoliukas, reiks prisėsti. Suoliuko nelabai matau. Yra gerai. Reik pailsėti, laiko dar yra daug. Stakmenų kaimo stotelė. Dar sustokim, pailsėkim. Pabalvės kaimas. Nuo čia apie 2 km turbūt liko. Kiek čia liko? Kiek liko? Taigi čia ir mano žygio pabaiga. Tryškių kryžkelė.
16:08. Eismas, oi. Tai čia yra žygio pabaiga. 13:36 ir dar laukti autobusų apie valandą laiko. Daug yra atvažiuoja pusės.